Sveiki visi, prasideda eilinė podcasto Aš ralistas laida, bet šiandien jis vadinasi Aš neralistas, todėl kad mūsų svečiuose drifto meistras Benediktas Čirba. Labas, Benediktai. Sveiki visi. Žiūrėk, pradėkime nuo pradžių. Kodėl driftas? Kas atsitiko? O kodėl ne? Aš pasakysiu, kodėl ne. Šiaip tai labai paprastai. Galiu pacituoti mamo žodžius, nes pradžioj buvo slalomas. Važiavau slalomą 3 metus berods. Ir kaip ir pabodo, norėjusi kažko naujo. Ir šiaip tikrai galvojau apie ralį. Norėjau, bet mamo žodžius pacituosiu, užteks vieno durnių šeimoje. Ir kadangi dar berods 18 gal metų jau buvo, 19, tai leidimo negavau, tai teko susigalvoti kažkokį kitą sportą. Tai mama neleido važiuoti ralį. Taip. Sūnui, kurio tėvas Lietuvos ralio čempionas ir vienas iš greičiausių ralio lenktynininkų savo metu. Realiai tai taip. Bet o ką Evaldas tau sakė? Nu, klausė tuo metu, kaip ir žmonos, mamos, ir niekos nusako, gal vėliau kažkada. Ir tuo metu gavosi, kad draugai mano visi pažįstami užsiiminėjo šonaslydžių mėgėjiškai, važinėjo su BMW 30 chuligankėm vadinamam, aikštelėse, Rūkloj dar tuo metu važiuodavo ir kažkaip pasižiūrėjau, visai man atrodė įdomu ir nusipirkau irgi kėbulą su daug detalių, susirinkau per pusę metų ir išvažiavau su jais kartu. Galvojau, susirinksiu automobilį šiaip, kad gražus į gatvę būtų. Ir netoli to jau buvau, bet užėjo draugas į garažą, sako, žiūrėk, varžybos savaitgalį, 3 dienos. Tai sakau, aš saloną viską sudėjau. Tai išrinksim? Gerai. Išrinkom ir išvažiavau pirmas varžybas. Geras. Ir tėvas taip normaliai nuleido galvą, nes mama visada teisi šeimoje, ne? Tuo metu taip. Žiūrėk, aš turiu vieną idėją. Aš noriu paklausti pas Evaldą, kodėl jis taip daro. Aš galiu paskambinti tavo tėčiui. Žinoma. Nes čia netvarka. Nežinau, ar kels, nežinai, esi namie? Darbė gal namie. Darbė turėtų būti. Aliuo. Labą dieną. Labą dieną, Ramunėlis. Kaip Evaldas? Ką žinau. Netrukdau, gali kalbėti? Gal geriau? A? Netrukdau, gali kalbėti? Ne, išvažinėjau iš aikštelės, tai čia dabar bijau nenutriešt ką nors. Tai atsargiai, neįsiremk į ką nors. Klausyk, mes čia su Benediktu sėdim, vandenį geriam. Girdėjau. Ir vat niekaip nesuprantu, kaip tu jam leidai būti drifteriu, o ne ralistu. Kaip čia atsitiko? Tai šalia vasėdi manęs Vaida Čirbienė. Tai vat, čia klausimas jai turėtų iš tikrųjų. Čirbų šeimos direktorė neleido, ne? Jo, nes Benas labai į ralį buvo pasišovęs, atvažiavo į slalomą, pasirinko ten taurių, ir pradėjo apie ralį kalbėti. Ir Vaida pasakė, kaip pasakė, kad nesumiluočiau, kad vieno turniaus užtenka. Vieno šeimoje ralisto pakaks. Nu, Benediktas nemelavo, versijos jūsų su... Galvoja nestabdyti. Tai tada nusipirko kažkokią ten už kelis eurus mašiną, sakau, kas čia bus, detalės kibiruose atsivežė, nes išardyta ten turbūt prieš pusę metų, ten slenkščiai puvėkai pavyrinti. Tai va, pigiai nusipirka, sako, suremontuosiu, perparduosiu, gal kažkokią kapeiką gausi, maladės vaikas. O ten planas buvo biški kitoks. Užvirintas reduktorius ir svylantis dūmai gavosi. Geras, tai versijos jūsų sutampa, nes Benediktas nemelavo, reiškia. Ir sekantis gavosi etapas, kai su sekančiu automobiliu, vėlgi tokiu biudžetiniu, ekonominiu lenktynėse buvo kačerginė ir gavosi, kad oras buvo geras, visa šeima atlėkėm. Ir tada jau ir Vaida, iš tikrųjų, visa šeima Vaida vertino pastangas, kad
žinai, aklių nėra, tai ten iš įsibėgėjimo į pakalnę, kiek ten pasistato, tai sukandęs mažų kampų, žinai, ten kaunasi. Tai va, tada šeima priėmė sprendimą, kad reikia sūnui pagelbėti. Okay. Tai pagelbėjom, kad nusiryta į sniegą gniūžtę. Kitas sako, obolys netoli rieda, tai nuriedėja, net nebesmata. Na gerai, tai netrukdau jums. Mano ir Taivano. Netrukdau jums, mamai, linkėjimai ir laikom ryšį. Gerai, ačiū. Iki viso. Versijos sutampa, tiksliai. Super. Gera buvo pakalbėti su Evaldu, senai tą dariau. Gerai, pradėkime nuo vaikystės. Tu esi ukmergiškis visiškai, ne? Taip. Kaip atsiradai Vilniuje? Mokslai turbūt kaip ir daugelis. Iš mažo miestelio važiuoja studijuoti į didesnį. Ir užkibai? Ir užkibau. Užkibau. Bet užsikabinimas toks paprastas buvo, kad atsirado draugų, bendraminčių su tuo pačiu sportu ir taip ir viskas liko čia. O automobiliai tavo gyvenime kada prasidėjo? 18 teisės mašina? Ne, prieš tai slalomas, bijau dabar sumeluoti, nuo 2009, jeigu neklystu, tai čia kokių 16 metų man buvo. Ar 15, netgi pirmas buvo slalomas. Tai slalomai, trekai, žiemos. Tai jau kažkur nuo 15-16 metų. O driftas, kas anksčiau prasidėjo? Driftas ar žmona? Žmona faktas, kad vėliau, bet ta pati moteris arba mergina, tai turbūt anksčiau, nuo 15 metų mes kartu. Ir, driftas daug saugesnis negu ralis koks nors, tai nestresavo? Visada stresuoja, visada yra stresas, visada nervuojasi. Dar pati, šiemet buvo mamanė, sako, žiūriu kitų žmonas ir nesuprantu, kodėl jos tokios ramios, kai kiti važiuoja. Tai visada yra tas stresas. O ką tu dirbi? Ta prasme, nesi profesionalus drifto lenktynininkas, ten šonaslydžio lenktynininkas, kuris gauna už tai algą. Koks tavo darbas? Ir kaip pavyksta tai suderinti? Dirbu pas tėvuką įmonėj, padedu su transportu. Tai turbūt dėl to ir pavyksta suderinti. Dar karts nuo karto nuperku vieną kitą automobilį, daužtą paremontuoju, parduodu žiemos laiku, o vasarą tai turbūt pilnai atsidavęs jau 2 metai į driftą, nes taip jau kartais gaunasi, kad tu planuoji, o iš tikrųjų visi kiti juokiasi, iš tikrųjų, nes ir gavosi, kad turėjau vieną automobilį ir buvo planas prieš pat karą. Buvo planas važiuoti į Rusijos čempionatą ir su kitu automobiliu Europos. Tai mes pradėjom gaminti antrą automobilį ir įvyko gyvenimas, įvyko karas, ačiū Dievui, neįsiunčiau mašinos, nes turbūt nežinau, kaip būčiau atgavęs. Nebūtum. Tai greičiausiai nebūčiau. Tai va, ir turėjom pradėtą kaip ir ruošti automobilį. Ir tuo metu buvo skelbimas įdėtas ir vasario mėnesį įsiuntėm iš Omano, parskridau į Lietuvą ir paskambino, kad viskas perkam, rankpinigius vedam, nematė, grįžt tada atskrysim. Ir kaip ir vasaris, gegužė jau varžybos, čia kaip ir nieko nebeturi, nes nusprendė parduoti. Tai gavosi, kad nuo vasario mėnesį, turbūt nuo 8 iki 8 vakaro dviese rinkom antrą mašiną, tai va dabar su kuria važiuoju, tai yra antra mašina, jinai realiai identiška, bet yra kita. O drifto automobiliai, tu esi priverstas daryti tai savo rankom, teisingai? Nelabai kažką gali nusipirkti? Yra, kur gali nusipirkti, bet finansai vėl kitokie. Finansai kitokie ir žiūrint taip, kaip aš šiai dienai suprantu drifto automobilį, tai yra Frankensteinas. Tu sudedi realiai geriausias dalis, kas laikytų tos galingumus ir tos sukibimus. Tai perkant kažką, aš įvertinu tai, kad nėra ten tobulas daiktas. Ir realiai tu moki didelius pinigus ir už netobulą daiktą, tai gal geriau pasidaryti pačiam, su komanda. Taip kaip nori? Taip kaip nori, taip kaip tau patogu ir taip kaip tau atrodo, kad geriau bus, negu pirkti kažką. Nes elementarų pavyzdį galiu pasakyti. Kuro bakas už galinės ašies. Man tai atrodo, pirmas dalykas nesaugu, antras dalykas tai švituoklė gale už galinės ašies. Svorio centras visai kitas. Svorio centras visai kitas. Tai mes dedam beveik į standartinę vietą, tik tai, kad jisai mažiukas per pusę mašiną. Man taip atrodo saugiau, pirmas dalykas.
Nes su galu dažnas kontaktas yra su sienom, netgi persimetimo metu, jeigu paskui tave važiuoja ir tave čiučiut užkabina, tai faktas, kad tu eisi į sieną. Esu matęs tokiu atveju, kai atsirėmė į sieną ir užsidega mašiną vien dėl to, kad bakas. Dėl bako. O koks bakas pas drifto automobilyje? Kiek litrų? Tengi... Pas mane dabar bijau sumuliuoti apie 25 litrų. Oho, tai čia labai daug. Mažai, 2 važiavimam. 2 važiavimam užtenka? Ja. O kiek nuvažiuoja per vieną važiavimą? 2-3 km? Grubiai, panašiai. 6 kg 25 litrai. 20 grubiai taip, nes nebepaliekam ten to galeko, atsiprašant sakant, nes, Kilogramai. Kilogramai, net kilogramai, tiesiog rizikuoji palikdamas ten tuos kelis lašus ir važiuodamas ant tų čabako dėl to, kad gali nepatekti kūro į variklį ir sugadinti variklį. Ralistų terminais atlyvai. Atlyvai, taip. Kiek arklių dabar šiuolaikiniuose drifto automobiliuose, tuose, kuriuose gali važiuoti Europai? Europai tai turbūt, sakyčiau, nuo 750 į ratus ir į viršų. Taip kažkaip. Kad būtum konkurencingas? Taip. O pas tave? 820. Tai normaliai, ne? Jo, bet vėlgi, mes turime 2 setupus, galima taip pasakyti. Didesnė turba ir mažesnė turba. Tai su didesnė 920, su mažesnė 820. Tai greitesnėm trasom, ten kur greitis 160-170, bandom naudoti didesnę turbą. Vien tiesiog, kad inercija tą didesnę turėtų, ar ne? Didesnė atsarga galiausiai. Lengviau ratus, kad prasuktų ir kreivė geresnė būtų. Nes su 820 gaunasi kreivė, kad motoras sukasi iki 8200, tai ties 7000, 6,5 turim tokį pilvą. Ir jau kai tu jauti, kad ant to pilvo kabi ir motoras nebedasisuka, tai vadinasi, kad mažokai. Nes ant tiek sukibimas išauga didelis, kad... O kaip tu mokysi drifto? Pats? Ar buvo kažkas tai, kas padeda? Kaip atrodė drifto pradžia? Buvo draugai tie, kurie pradėjo važiuoti ir paskui kuriuos aš nusekiau. Tai pradžia iš jų buvo, o toliau savo mokliškai. Žiūrėjau video, žiūrėjau, klausinėjau ir panašiai. Mes turim, pažiūrėkim 5 nuotrauką. Mes turim vieną nuotrauką. Aš taip suprantu, vienas iš pirmųjų automobilių, ne? Čia pirmasis automobilis ir pirmos varžybos. Ir pirmos varžybos tavo? Taip. Jisai turėjo būti gatvinis, gražus automobilis. Bet uždėjai takso ženklą ir išvažiavai driftą. Spalva turbūt nereikia pasakoti, iš kur geltona. Jo. Buvo dažų atlikę. Iš tėčio ralio? Nuo autovežių jo. Tai vyko geltona ir išsiardė salonas ir važiavimas į varžybas. O kaip sekėsi nuo pat pirmų varžybų? Šituose varžybose praėjau kvalifikaciją 15 vietoj berods. Ir susitikau iš karto į porinius su tuo metu, man atrodo, Lietuvos čempionu ir daugkartiniu Lietuvos drifto čempionu, tai Andriu Masiliausku. Tai jisai ir po šiai dienai važiuoja. Tai mes turbūt dviesi, iš lietuvių dviesi Europai važiuodam. Pernai jau jisai nevažiavo, aš vienas važiavau kelis etapus, tik tai buvo jisai. Dar turim 4 video, Tomai, irgi vienas iš tokių pirmesnių varžybų, taip suprantu, ar ne? Jo, čia pirmas sezonas pilnas. Nes čia jau rėmėjas yra. Rėmėjas ir automobilis yra kitas, su lankais ir galingesnių variklių. Čia Latvijoje varžybos buvo. Kaip sekėsi, neatsimenu. Tu driftą pradėjai važiuoti praktiškai tada, kada tas driftas tik tai kūrėsi Lietuvoje. Na, okei, jau buvo truputį prasidėję, bet man visą laiką būdavo mistika, kaip laimėti driftą. Ta prasme, tai labai, žinai, ralyje viskas paprasta. Tu pravažiavai, sekundės, laikas, viskas aišku. Kaip yra driftė? Kaip buvo driftė? Nes anksčiau tai aš pats esu buvęs komisijoje drifto lenktynių, nuo to laiko manęs niekada nekviečia. Bet kaip? Kampas, greitis? Kampas, greitis, šiaip pagrindai yra linija. Linija, ten mes turim nupieštus clipping boxus vadinamas, dėžutės, baltas, kur automobilis turi būti. Tai dažnu atveju automobilio galas, retkarčiais turim ir automobilio priekis. Sužymėta linija, nupiešta ir iš 100 taškų, tai ir Europos čempionate tai yra 60 taškų linija ta.
O toliau yra kampas, greitis, stilius. Ką nusprendžia tiesiog žmonės? Paprastai? Trys teisėjai sėdi ir jie sprendžia. 2 teisėjai vertina liniją, o 3 vertina visą kitą. Tas galbūt įvardinčiau wow faktorius, kai atrodo, kad nebetilps į posūkį, bet ta mašina vis tiek tilpa. Kur fiziškai atrodo, negali. Papildomi taškai, ar ne? Jo. Kaip dažnai nesutinki su jų vertinimais? Kvalifikacijos metu tai dažnu atveju sutinku. Porinio atveju tai galima sakyti 5 procentais kokiais nesutinku. O porinis atvejis tai prisideda dar ir artumas, ar ne? Kaip greta, kaip arti savo priešininko važiuoji? Turi atkartoti jo važiavimą šalia jo. Okay. Kiek tai prognozuojama? Nes, tu žinai trajektoriją teisingai, Taip. Bet kai tu pirmas, tai tu gali daryti kokią nors čiut kitaip, kad suklaidinti savo priešininką. Ar nedarai to paprastai? Aš stengiuosi to nedaryti, stengiuosi važiuoti maksimalią kvalifikacijos liniją, kiek tai galiu. Yra kas tai daro, bet paskutiniu metu, kai Europos čempionate yra begalės daug kamerų, atsukt gali, sulėtinti, kampų pažiūrėti. Bet tai negalima? Matosi. Neleidžiama tą daryti? Tarkim, trajektorija anksčiau pradedi slysti ar dar kažkaip tai. Tai gali, jeigu tu pataikai į liniją, tu gali anksčiau, tu gali vėliau, yra tam tikra vieta, kur būtinai nuo ten turi slysti. Jo, pradžia trasos, pavadinkim tai. Bet tai jeigu pirmas važiuodamas jis anksčiau pradeda slysti, tai nereiškia, kad aš turiu nuo ten slysti. Aš galiu privažiuoti iki tam tos vietos, nuo kur turiu slysti ir tada prisitaikyti prie jo. Jeigu tu pirmas, pavyzdžiui, atsižvelgiai greitį slydimo, tarkim, tavo priešininkas ten gal netoks patyręs, tai bandai greičiau, arba labai patyręs, tada bandai atvirkščiai lėčiau. Nėra tokių gudrybių? Nelabai tas lošiai. Kaip Alonso Australijai. Bandyta yra tas tikrai daryti, ne vienas vairuotojas tą darė, bet šiais laikais jau kai Europos čempionate važiuoji, tu gali bandyti kaip nori lėtai važiuoti, vis tiek jie susitvarkės. Nes ant tiek įgūdžiai yra dideli, kad tai ir aš pats esu turėjęs tokį atvejį, dabar bijau sumeluoti, 5 metai, gal 6 metai Lietuvoje. Lenkimas drifte? Taip. Pažiūrim 3 video, čia turbūt šitas. Čia šitas atvejis? Ne, šitas čia. Bet čia irgi buvo, aišku, čia klaida greičiausiai. Čia klaida ir pasisekė, kad tilpau. Jo, bet tas lenkimai drifte, kiek tai dažna? Jeigu klaida ir toks apsisukimas, tai tu kaip ir taisyklėse traktuojama taip. Jeigu priešininkas padarė klaidą ir tu gali tęsti savo važiavimą, tai tu turi užbaigti taras. Jeigu ten sukliudo tavo linijoje ar dar kažką, tu gali nutraukti savo važiavimą. Okay. Yra buvę man toks atvejis, kad antiek buvo priešininkas lėtas ir aš turbūt dar nemokėjau taip susitvarkyti gerai su automobiliu, kad tiesiog aš jį aplenkiau toj pačioj trasoje. Ir gavau už tai pralaimėjimą. Rimtai? Taip. Gavai pralaimėjimą? Taip. Už tai, kad aplenkiai. Negali lenkti, gali tiesiog šalia važiuoti. Tu turi atkartoti jo važiavimą. Geras. Gerai, tas persimetimas, pavyzdžiui, tu gali anksčiau arba vėliau tą daryti. Taip, gali. Bet, turi vis tiek. Dažnu atveju pradedi paskui važiuodamas persimetimą daryti anksčiau negu jisai, bet lėtesnį, kad tuo pačiu metu užbaig. Okay. Bet vėlgi tas persimetimas persimetimui nelygus, nes dažnu atveju tu tai darai aklai. Nes tuo metu tu tiesiog dūmuose. Avarijos drifte, kiek tai pavojinga? Ralyje tai visi žinom, kad važiuoji, nes tu slysti irgi pakankamai dideliu greičiu, tarkim, tarptautinėse varžybose, teisingai, vis tiek virš 100. Dažniausiai trasose, taip. Kiek pavojingos avarijos? Mažiau pavojingos turbūt negu ralyje, nes lėčiau tikrai vyksta tas ir pagrindas yra trasos, o ne miškai, kur medžiai stovi taip šalia kelio. Tai tikrai yra saugiau, bet turėjęs aš irgi tų įvykių ne vieną ir ne 2. Pažiūrėkim pirmą video. Papasako, kas čia atsitiko. Su kuo tu čia važiuoji? Čia Latvis, man atrodo, Latvis. Ir mano spoteris, kitaip tariant, šturmanas Bokštelį, buvo pasakęs šito važiavimu.
atsargiai, nebūk plačiau negu jisai, nes jisai ant kraščiuko važiuoja. Tai va, tai įvyko biški plačiau. Ir užkabinimas smėlio ir. O tas spoteris, šturmanas, kaip tu sakai, kokios jo funkcijos, ką jis tau patarinėja? Pasako tai, ko tu nematai dūmose važiuodamas? Ar... Pirmas dalykas, tu važiuodamas mašinoj nežinai, kaip tai atrodo iš šalies, nes spoteris sėdi prie pat teisėjų dažniausiai. Tai jisai mato tai, ką teisėjai mato dažniausiu atveju. Tai jisai pasako, kas matosi, kur kokios klaidos matosi, kur korekcija kažkokia matosi. Tai čia iki kvalifikacijos. Po kvalifikacijos jisai būna susirašęs visų dalyvių, su ko tu važiuosi. Treniruočių važiavimus, kaip kas važiuoja, kur kas persimetima, kaip persimeta, kur, pavyzdžiui, stabdymo zonų iki kiek jisai sulėtėja smarkiai ir panašiai. Ir tą visą informaciją tau perteikia. Dažnu atveju prieš kvalifikaciją vyksta diskusija, tas pats perdavimų pasirinkimas, kad užtektų padangų arba kad tam tikras greitis būtų, visada vyksta diskusija, kaip padaryti, kad mašina greitesnė būtų ir užtektų padangų. Kaip tai yra azartiška? Tarkim, užsivedė kažkaip tai būna taip, kad užsiazartini žiauriai? Ar tai tiesiog reikia tikslumo ir susikaupimo? Būna, kad užsiazartini, bet nepasakyčiau, kad tas labai padeda iš tikrųjų, nes tada pradedi daryti klaidų. Man atrodo, mes turim vieną... Psichologinis toks faktorius yra dar, kur tu turi labai gerai susitvarkyti su psichologija ir teisingai viską atlikti. Man atrodo, mes turim vieną video iš tų tokių užsiazartinimų, čia yra antras video. Čia. Ne? Iš dalies taip, bet... Nes jau viskas aišku buvo, ta prasme... Aš to nežinau. Ai, tu nematėjai, ne? Aš nemačiau. Okay. Ir šituose dar varžybose aš tokio kaip po spoterio neturėjau ir čia mano buvo pirmos varžybos su galingu automobiliu ir su sukibimu. Nu, jau kur užsėmis likai ir 265 pločio. Čia mano buvo pirmos varžybos su šito automobiliu. Ir sukibimas toks visai kitoks negu tau įprasta, teisingai viduje. Taip. Nes ten, kur guma, ten kimba. Ten, kur jau pribuksavom. O ten, kur nėra jos, ten nekimba. Labai keikėsi čia mašinai? Jo, šitoj situacijai taip. Bet laikui bėgant išmoksti su tuo susitaikyti, tą sukontroliuoti. Nes, kas iš to, kad tu keiksies arba kad tu nervuosis? Atgal laikas neatsisuks. Tai yra taip, kaip yra. Turi daryti išvadą sekančiam važiavimui. Kaip driftas gyvena Lietuvoje? Kaip yra? Nes varžybas sutraukia nemažai dalyvių, teisingai, nemažai žiūrovų. Taip. Bet kaip jisai dabar Lietuvoje? Populiarus, nepopuliarus? Sakyčiau, labai populiarus, nes mes kitą savaitgalį turime streeto ir semi-pro etapus. Aš ten, aišku, negaliu važiuoti, nors labai norėčiau. Kodėl? Nes yra per daug pro? Nes aš pro dalyvis tiesiog. Nes aš važiuoju pro ir... O pakrautam malku jam? Nemanau. Ten labai didelė konkurencija, nes street'e dabar užsiregistravę apie 70-80 dalyvių. Street klasė. Yra ką veikti? Jo, ir semi-pro apie 50. Taip, kad ten tikrai yra stipru, konkurencija didelė, nes trasos mažos, klaidų realiai neatleidžiančios, technika visų panaši, padanga yra apribota iki pločio, tai visi kaip ir panašiuose rėmuose. Tai ten tikrai įdomi konkurencija ir tikrai nedrįščiau teikti, kad aš ten nuvažiavęs laimėčiau, bet norėčiau ir būtų įdomu. O kokie tavo planai šiam sezonui ir artimiausiam sezonam į ateitį? Šiaip Europą, pagrindas Europą. Aš dabar 2 metai buvo, kai nevažiavau Lietuvoje, tai šiemet 3 bus, man atrodo, jeigu 3 metai, kai nevažiuosiu Lietuvoje. Nes kažkaip 3 kartus tapau čempionu Lietuvos. Norisi kažko daugiau? Norisi kažkur kitur daugiau ir kiti tavo laimi Lietuvoje. O šansas laimėti Europą? 20%. Kodėl? Žiauri konkurencija? Labai didelė konkurencija. Labai didelė. Bet vis tiek, jeigu važiuoji ten, tai kovoji dėl pergalės. Nori laimėti. Taip, kovoju. Aš esu užsibrėžęs kitiem metam top 8. Tai aš taip įsivaizduoju, kad tai yra realu ir tikrai įmanoma. Kitiem.
Šiem tai yra, atsiprašau. Naujam sezonui, va, artėjančiam, ne? Lenktynės Omane, čia yra toks ale šou labiau? Žiemos metu treniruotė. Nes žiemą kaip ir nepasitreniruosiu su savo technika, o ten yra ta galimybė. Ir plus gaunam neblogas sąlygas, kad tai gautųsi praktiškai kaip į Kauno Nemuno Žiedo trasą nuvažiuoti pasitreniruoti. Finansiškai. Tai kodėl ne? Kodėl ne? Drifto visuomenė. Ar jūs kaip konkurentai, tarkim, bendraujat tarpusavį labiau kaip draugai ar labiau kaip konkurentai? Nes kaip šeima labiau. Kaip šeima labiau? Nes aš suprantu, nuo to prasidėjo, teisingai, nuo šeimos. Bet išliko vis dar ir dabar? Taip, išliko vis dar ir dabar. Net Europos čempionate realiai visi draugiški. Netgi jeigu taip atsitiks, kad sudaužys tavo sekantis priešininkas automobilį, tu žinai, kad su juo turėsi važiuoti, tai tu eisi padėti jam susiremontuoti. Dėl to, kad konkurencija yra trasoje, o ne už trasos ribų. Ir turim įsiaiškinti trasą. Tai mane tas labai žavi iš tikrųjų. O lietuviai, tie, kurie semi-pro ar ten tie pradedantieji, streetas, ne? Klausia tavęs patarimų kažkokių, padedi jiems? Būna parašo, kiek suprantu, tai padedu. Kiek suprantu, kiek galiu padėti, taip stengiuosi padėti, stengiuosi patarti ir panašiai. Tai šiuo metu, tarp kitko, bandys brolis startuoti čia metį street. Kiek jam? 18, 19, 18. Tai pamokų davėjai? Daviau kažkiek. Bet, taip sakyčiau, per vėlai pradėjo, kad šiemet važiuoti, bet nori save išbandyti. Nes manau, kad trūksta dar treniruočių, kad važiuoti varžybas. Bet, geriausia treniruoti yra varžybos šito atveju. Ar šeima važiuoja į tavo lenktynės, ar geriau linkę namie būti? Kaip kada? Šiaip dabar, kai Europos čempionatas viskas yra internete live, tai ten važiuoti į tas varžybas, taip, emocija visai kita, matai visai kitaip. Bet realiai tas pats, kas Formulė 1 nuvažiuoti. Ką tu ten pamatysi? Per transliaciją geriau žiūrėti. Tai principas tas pats yra. Transliacija geriau. Tai taip yra tam tikrų vietų, kur važiuoja. Buvo pernai Lenkijoje, buvo Omane. Ten tos, kur naujos vietos, tai dalinai ir pakeliauji, varžybas pažiūri. Lenkija įdomu dėl to, kad tai vyksta stadione, specialiai yra išasfaltuojama trasa ir po varžybų iškart nugramdoma. Ir 55 000 žiūrovų buvo. Oho. Visas stadionas buvo išparduotas, visos sėdimos vietos. Wow. Tai tikrai įspūdinga. Aš kai šiandien atsimenu įvažinėjau, geriau nežiūrėti. Nes tiesiog kažkoks wow jausmas. Palyginus su tuo video, kur matėm Lietuvoje, tai taip. Skirtumas yra. Yra didelis. Įsivaizduoju. Aš esu buvęs Andros Trophy finalinėse varžybose Stade de France. Įspūdinga. Taip. Tavo pomėgiai, ar lieka dar kažko, apie ką tu, kuo tu užsiimi? Šalia darbo ir drifto? Šeima. Šeima, vaikai. Ten reikia dėmesį skirti. Naujai kartai, kai sako. Bet grįžtant prie mūsų podcasto pavadinimo, pasižiūrėkim 6 video. Kas čia buvo? Kas čia buvo, papasakok man. Pasivažinėjimas. Ar tai ką nors reiškia? Galbūt. Aš niekada neatmetu tos galimybės, kad taip, aš ten norėčiau pabūti, aš ten norėčiau sudalyvauti. Gavau tokį pasiūlymą ir tikrai negalėjau jo atsisakyti. Jeigu gaučiau dar vieną, irgi važiuočiau. Aišku, gaila, oras pakišo koją. Ar mums rodyti tai tavo mamai? Tai jinai matė. Matai, kaip yra su mama, dar yra toks niuansas, kad driftas tuo metu buvo aikštelinis. Paprastas, saugus ir lengvas. Paprastas, saugus ir lengvas. Dabar, kai tie greičiai, 160, 170, tai taip nebėra. Nebėra ten visiškai paprasta ir saugu. Nesuprantu, kodėl tu neralistas, bet visą vaikystę, su tėčiu visą vaikystę praleidai teisingai? Taip.
Gerai, tiek to, nemindysiu ant mazolio. Kas... Ne, joks nemazolis. Aš sakau, aš norėčiau... Ne, tau tėčiai. Ai, tėčiai. Aš norėčiau, bet tiesiai šviesiai tai pasakius, gaila praleisto laiko ir įdėto darbo į driftą, taip, kad viską braukti ir važiuoti. Benediktai, aš juokauju, nes žinoma, tavo įdirbis ir tavo lygis drifte, nu tai ralis per daug kitokią kategoriją. Taip, jinai kitokia. Šturmano reikia klausyti, girdėti. Taip. Nu, aišku, tėtis padėtų ten stenogramą sudaryti visą kitą, bet vis tiek. Čia jau trečių važiavimų, žinok, girdėjau. Jau girdėjai? Jau girdėjau. Nes pirmą važiavimą mačiau, tai Deividas labai smarkiai veržė diržas iš panikos. Pirmą negirdėjau, tikrai negirdėjau, važiavau, tai ką mačiau. Gerai, prie tavo kasdienio gyvenimo. Tavo kasdieniai automobiliai. Koks tavo pirmas automobilis buvo iš viso? Gatvinis. Volkswagen Passat B5, jeigu neklystu. O dabar kelintas Passatas? B8. Žiauru, tu tik Passatais važinėjai? Ne, turėjau ir Kia Ceed, Toyota Auris. Bet tokie darbiniai automobiliai. Dabar tai šeimos, nes ten didelė plyta universalas, ne? Taip. Nu, šeimos ir dalinai darbinis. Bumperis drąsiai telpa, parašyti, reikia. Taip, šiaip nežinau, kažkaip, tai čia man atrodo antras B8 Passatas, man kažkaip patinka, bėdų su juo nėra, važiuoja gerai. Tik baisiai atrodo. Gerai. Skonio reikal. Benediktai, apie tavo svajonės. Apie ką tu svajoji? Turi dar svajonių? Turiu. Įvardinkite. Nu, tokia viena iš svajonių tai būtų, kas susijęs su driftu, nuvažiuoti į Ameriką, į Formula Drift. Ar ten pakanka 900 arklių? Jo, ten pakanka. Ten dabar drifčių, šiai dienai net nežinau, kuris čempionatas yra stipresnis. Rimtai? Ar Europos, ar Amerikos. Nes šiai dienai jau amerikonai dabar bijau 1 ar 2 šiemet atvažiuoja į Europos čempionatą, atvažiuoja Japonas į Europos čempionatą, atvažiuoja iš Saudo Arabijos, daug tikrai suvažiuoja iš tų kitų šalių. Taip pat, aišku, ir europiečių yra, kurie važiuoja į tenais, kad pasimaišyt, biški, nes tas pats per tą patį gal kartais ir atsibost. Tai yra tokia svajonė tenais sudalyvauti. Nedaug trūko, kad aš ją pernai gale metų būčiau užpildęs, bet reglamentas pakeišo koją. Nes tenais gaunasi, jeigu nesi sudalyvavęs bent jau 3 etapuose, paskutiniam etapė negali dalyvauti dėl to, kad nemaišytum kortų. Nes jo, gali daugam pakeišti koją, kovojant dėl taškų. Taip. O šiaip, ką tu norėtum veikti senatvėje? Kada baigsi drifto karjerą? Niekada? Nežinau. Negaliu atsakyti šitą klausimą. Bet nėra prasmės dabar, aišku, nes turi tikslų. Bet šiaip, pagalvoji, kad, kai pasensiu, tai darysiu kažką. Ne, šiaip nepagalvoju, jeigu atvirai. Aš manau, kad vienas iš sūnų perim šitas vadeles, tai reikės gal... Gal ir ralį? Gal. Sūnų. Kol kas dabar kartingai buvo biški, porą žiemų. O kiek jam dabar? 6. Ai, tai jau laikas. Tai jisai 4 pradėtų. Sakau, porą žiemų buvom Kartlandė, su treneriu pavažinėjo. Laikus neblogus rodė, bet po to toks teiginys išsivystė, kad aš bijau važiuoti greitai. Tai važiuok lėčiau. Bet vis tiek tą patį laiką važiuoja. Sako, mažiau gazos spaust. Negaliu, sako, aš taip turiu važiuoti. Čia irba viskas gerai. Sako, aš bijau. Tai sakau, tai tada nebelankom kol kas. Nelankom. Tai dabar pertrauka, bet noriu, biški oras atšils į lauką. Pažiūrėti, kaip jisai laukia elgsis su kartingu. Ačiū, buvo malonu. Ačiū Jums.